ką tu čia dabar skeiračiojusis to kauptuko ar išprotėjai? Gerai. Klausimas. Ką čia darai? Ravi brokį? Ne, neravi. Aš pribarščiau sėklą, močiutė uždengė su žemėm. Ir taip pat pasodinom svogūnų. Irgi galiu parodyti. Tokie šios dienos darbai. Va. Svogūnėliai. O, 20 centų gausi. Jo, šitą video bus 20 centų turbūt. Tai va, ką žinau, galiu parodyti, kokius pasodino. Jūs gal esate tokių sodinę, galėsit pasakyti, kaip jums sekės. Tai dabar močiutė uždenginėja, ne, prieš tai buvo, ten toliau buvo šitie, Red Shine, tokie apvalūs. O dabar šitoj vietoj, tai, na, paskaitysiu taip maždaug lietuviškai, cilindrą. Tai ar esate tokių sodinę ir jeigu esate, tai pasakykit, kaip jums sekės. Ir šiaip galit kažką parašyti, kaip manot, ar šiemet geri derliai bus, ar kaip ir kiekvienais metais, močiutėms bus blogi. Lietaus nebus, Romai nieko nebus. O jeigu bus per karštą, irgi bus blogai, ne? Tai aišku, tai reikia lietaus nėra ir viskas. Aš tai manau bus normalūs metai, kaip visi. Neidealūs, bet normalūs. Tai va. Linkiu visiems, kad būtų didelis derlius jums. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki.